Automatinio šautuvo AK-4 ginklo valdymo testas. Sąlygos. Vertinamas vienas karys. Karys turi būti išmokytas naudotis ginklu. Veiksmai atliekami eilės tvarka pagal komandas. Pažeidus saugumo reikalavimus arba viršius nustatytą klaidų skaičių, laikoma, kad karys testo neišlaikė. Kariui paaiškinama, kokias klaidas jis padarė, duodama papildomai laiko pasiruošti ir bandyti dar vieną kartą. Pirma dalis. Veiksmai po komandos ginklą paimk. Sąlyga. Ginklas su prijungta dėtuve guli ant žemės, užtaisytas keitiklis šaudymo padėtyje. Komanda ginklą paimk. Apžiūrėti ginklą ant žemės, patikrinti, ar nepažeistas ginklo korpusas, ar keitiklis saugos padėtyje, ar saugu imti ginklą. Nustatyti keitiklį į saugos padėtį, paimti ginklą nuo žemės. Atsekti dėtuvės dėklą, atjungti dėtuvę. Apžiūrėti dėtuvę. Patikrinti, ar joje yra šovinių, ar nedeformuota. Įdėti dėtuvę į dėklą. Į dėtuvę su šoviniais, ją įdėti šoviniais į apačią. Patikrinti, ar ginklas saugus. Ginklą nukreipti saugia kryptimi, užfiksuoti spyną galinėje padėtyje. Pakreipti ginklą ant kairio šono ir vizualiai patikrinti šovinio lizdą, uokso nišą ir spyną. Paspausti užtaisymo rankenėlę žemyn. Nukreipti ginklą saugia kryptimi, nustatyti keitiklį į pavienių šūvių padėtį ir atlikti kontrolinį nuleistuko paspaudimą. Nustatyti keitiklį į saugos padėtį. Patikrinti taikiklį. Išimti dėtuvę iš dėklo, įdėti į ją iškritusi šovinį. Įdėti į dėtuvę atgal į dėklą ir jį užsegti. Jei dėtuvė su šoviniais, ją dėti šoviniais į apačią. Paimti ginklą už pistoletinės rankenos vamzdžiu į viršų, jei ginklas be diržo, arba užsikabinti ginklą ant peties, jei ginklas su diržu. Atlikti ginklo saugumo patikrinimą. Ginklą nukreipti saugia kryptimi. Patikrinti, ar keitiklis yra saugos padėtyje, ar nėra prijungta dėtuvė. Užfiksuoti spyną galinėje padėtyje. Pakreipti ginklą ant kairio šono ir vizualiai patikrinti, ar šovinio lizdą, uokso nišą ir spyną. Paspausti užtaisymo rankenėlę žemyn, spyna juda į priekį. Nustatyti keitiklį į pavienių šūvių padėtį, atlikti kontrolinį nuleistuko paspaudimą ir nustatyti keitiklį į saugos padėtį. Atsekti diržą, jeigu jis yra. Ištraukti buožės pagrindo kaiščius ir įstatyti į jiems skirtas angas buožėje. Nuimti buožę. Išimti pistoletinės rankenos kaištį. Nuimti nuleistuko mechanizmą su pistoletinė rankena. Kaištį įkišti į nuleistuko mechanizme kaiščiui skirtą skylę. Ištraukti spynos rėmą su spyna. Nuimti apsodo lovelį. Atsukti ugnies slopintuvą. Atskirti nuleistuko mechanizmą nuo pistoletinės rankenos. Išardyti spyną. Pateikiami klausimai ir užduotys. Trečia dalis. Veiksmai po komandos ginklas surink. Sąlyga. Ginklas išardytas. Komanda. Ginklą surink. Surinkti spyną.
nuleistuko mechanizmą su pistoletinė rankena. Palikti gaiduką atlenktą ir keitiklį saugos padėtyje. Užsukti ugnies slopintuvą. Uždėti apsodo lovelį, kaištis įstatomas iš kairės pusės. Įdėti spynos rėmą su spyna. Prieš įdedant įsitikinti, ar vamzdis tuščias. Prijungti nuleistuko mechanizmą su pistoletinė rankena. Kaištis įstatomas iš kairės pusės. Prijungti buožį. Kaiščiai įstatomi iš kairės pusės. Prisegti diržą, jeigu jis yra. Atlikti funkcinį patikrinimą. Užtaisyti ginklą. Keitiklis nustatytas į saugos padėtį. Spausti nuleistuką. Ginklas turi neiššauti. Keitiklį nustatyti į pavienių šūvių padėtį ir spausti nuleistuką. Ginklas turi iššauti. Laikant nuspaustą nuleistuką, užtaisyti ginklą. Atleisti nuleistuką. Turi pasigirsti, kaip gaidukas atsistoja į kovinę padėtį. Keitiklį nustatyti į automatinių šūvių padėtį. Nuspausti nuleistuką. Laikant nuspaustą nuleistuką, užtaisyti ginklą ir prilaikant už užtaisimo rankenėlės, stumti spyną į priekį. Turi pasigirsti spragtelėjimas. Nustatyti keitiklį į saugos padėtį. Ketvirta dalis. Veiksmai po komandos dėtuvė užtaisyk. Sąlyga. Ginklas ištaisytas, dėtuvės dėkle, 21 vienetas palaidų mokomųjų šovinių, chronometras. Duodama komanda. Dėtuvė užtaisyk. Po dėtuvės užpildymo į antrą dėtuvę liepkite įdėti vieną mokomąjį šovinį. Apžiūrėti dėtuvę. Patikrinti, ar ji neužteršta ir nepažeista. Laikyti dėtuvę statmenai žiotimis į viršų, šiek tiek pakreipus nuo savęs taip, kad dedant šovinius kulka būtų nukreipta į dešinę arba kairę pusę. Tokia laikymo padėtis būtina tam, kad įvykus savaiminiai šaudmens detonacijai nebūtų sužalotas veidas ir krūtinė. Dėti šovinius į dėtuvę. Per ribotą laiką į dėtuvę įdedami 20 vienetų mokomųjų šovinių. Po to įdėti vieną mokomąjį šovinį į kitą dėtuvę. Dėmesys kreipiamas į kario veiksmus. Užtaisytą dėtuvę įdėti į dėklą, dėti šoviniais į apačią. Penkta dalis. Veiksmai po komandos dėtuvę prijung. Sąlyga. Ginklas ištaisytas, dėtuvės dėkle. Komanda. Dėtuvę su vienu šoviniu prijung. Patikrinti, ar keitiklis yra saugos padėtyje. Paspausti keitiklio svirtelę, nežiūrinti tai, kokie veiksmai su ginklu buvo atliekami anksčiau. Atsekti dėtuvės dėklą ir išimti dėtuvę. Apžiūrėti dėtuvę. Patikrinti, ar joje yra šovinių, ar šoviniai gerai sudėti.
Prijungti dėtuvę prie ginklo ir patikrinti, ar ji gerai užfiksuota. Dėtuvė užstumiama tol, kol spraktels dėtuvės fiksatorius, nedaužant per dėtuvės apatinę dalį. Po to traukiama žemyn ir patikrinama, ar gerai užfiksuota. Atsistoti į parengties padėtį. Ginklas laikomas nukreipus 45 laipsnių kampu žemyn. Pirštą laikyti ant nuleistuko skliautelio. Šešta dalis. Veiksmai po komandos ginklą užtaisyk. Sąlyga. Dėtuvė prijungta, ginklas laikomas parengties padėtyje. Komanda. Šaudymo padėtį priklaupus užimk. 300 metrų. Ginklą užtaisyk. Patikrinti, ar keitiklis yra saugos padėtyje. Šis veiksmas turi būti atliekamas instinktyviai, nežiūrinti tai, kokie veiksmai su ginklu buvo atliekami anksčiau. Patikrinti ir jeigu reikia, nustatyti taikiklį. Taikiklis turi būti 3. Atitraukti spyną iki galo ir staigiai atleisti. Ginklą laikyti horizontalioje padėtyje saugia kryptimi. Kairiąja ranka suimti užtaisymo rankenėlę, traukti ją iki pat galo ir atleisti. Užimti šaudymo padėtį. Pirštą laikyti ant nuleistuko skliautelio. Septinta dalis. Veiksmai po komandos ginklas neiššovė. Sąlyga. Dėtuvė prijungta, ginklas užtaisytas. Komanda. Ugnis. Nustatyti keitiklį į pavienių šūvių padėtį ir imituoti šaudymą. Komanda. Ginklas neiššovė. Nustatyti keitiklį į saugos padėtį. Atitraukti užtaisymo rankenėlę atgal ir užfiksuoti galinėje padėtyje. Patikrinti šovinio lizdą, dėtuvę, uokso nišą ir spyną. Komanda. Šovinio lizdas, uokso niša ir spyna švarus. Dėtuvėje šovinių nėra. Atjungti tuščią dėtuvę. Įdėti tuščią dėtuvę į krepšelį ir paimti dėtuvę su šoviniais. Prijungti dėtuvę prie ginklo ir patikrinti, ar gerai užfiksuota. Paspausti užtaisymo rankenėlę žemyn. Spyna juda į priekį. Nustatyti keitiklį į pavienių šūvių padėtį ir tęsti šaudymą. Komanda. Ginklas neiššovė. Nustatyti keitiklį į saugos padėtį. Atitraukti užtaisymo rankenėlę atgal ir užfiksuoti galinėje padėtyje. Patikrinti šovinio lizdą, dėtuvę, uokso nišą ir spyną. Komanda. Uokse užsikirtimas. Dėtuvėje šoviniai yra. Pakreipti ginklą ant dešinio šono ir stengtis iškratyti įstrigusi šovinį arba tūtą. Komanda. Strigimo pašalinti nepavyko. Atjungti dėtuvę ir ištraukti įstrigusi šovinį arba tūtą. Komanda. Strigimas pašalintas. Prijungti dėtuvę prie ginklo ir patikrinti, ar gerai užfiksuota. Paspausti užtaisymo rankenėlę žemyn. Spyna juda į priekį. Nustatyti keitiklį į pavienių šūvių padėtį ir tęsti šaudymą. Komanda. Stop. Stop. Nustatyti keitiklį į saugos padėtį. Pirštą laikyti ant nuleistuko skliautelio. Aštunta dalis. Veiksmai po komandos ginklas saugų daryk. Sąlyga. Dėtuvė prijungta, ginklas užtaisytas. Šaudymo padėtis stovint. Komanda. Ginklą saugų daryk. Patikrinti, ar keitiklis yra saugos padėtyje. Paspausti keitiklio svirtelę, nežiūrinti tai, kokie veiksmai su ginklu buvo atliekami anksčiau. Atjungti dėtuvę nuo ginklo ir įdėti ją į dėklą. Dėti šoviniais į apačią. Patikrinti, ar ginklas saugus. Nukreipti ginklą saugia kryptimi, užfiksuoti spyną galinėje padėtyje. Pakreipti ginklą ant kairio šono ir vizualiai patikrinti šovinio lizdą, uokso nišą ir spyną. Paspausti užtaisymo rankenėlę žemyn. Spyna juda į priekį. Nukreipti ginklą saugia kryptimi, nustatyti keitiklį į pavienių šūvių padėtį ir atlikti kontrolinį nuleistuko paspaudimą. Nustatyti keitiklį į saugos padėtį. Išimti dėtuvę iš dėklo.
įdėti į ją iškritusi šovinį. Prijungti dėtuvę prie ginklo ir patikrinti, ar ji gerai užfiksuota. Dėtuvė stumiama tol, kol spraktels dėtuvės fiksatorius, nedaužant per dėtuvės apatinę dalį. Po to traukiama žemyn ir patikrinama, ar gerai užfiksuota. Nustatyti keitiklį į padėtį 2. Užsegti dėtuvių dėklą. Užimti parengties padėtį. Ginklas laikomas nukreipus kampu žemyn. Pirštą laikyti ant nuleistuko skliautelį. Devinta dalis. Veiksmai po komandos ginklą ištaisyk. Sąlyga. Dėtuvė prijungta prie ginklo, ginklas saugus. Komanda. Ginklą ištaisyk. Patikrinti, ar keitiklis yra saugos padėtyje. Paspausti keitiklio svirtelę, nežiūrinti tai, kokie veiksmai su ginklu buvo atliekami anksčiau. Atjungti dėtuvę nuo ginklo ir įdėti ją į dėklą. Patikrinti, ar ginklas saugus. Nukreipti ginklą saugia kryptimi, užfiksuoti spyną galinėje padėtyje. Pakreipti ginklą ant kairio šono ir vizualiai patikrinti šovinio lizdą, uokso nišą ir spyną. Atleisti spyną. Spyna juda į priekį. Nukreipti ginklą saugia kryptimi, nustatyti keitiklį į pavienių šūvių padėtį ir atlikti kontrolinį nuleistuko paspaudimą. Nustatyti keitiklį į saugos padėtį. Patikrinti taikiklio padėtį, ar taikiklis 2. Užsegti dėtuvių dėklą. Paimti ginklą už pistoletinės rankenos vamzdžiu į viršų, jei ginklas be diržų, arba užsikabinti ginklą ant peties, jei ginklas su diržu. Dešimta dalis. Veiksmai po komandos ginklą perduok kitam kariui. Sąlyga. Ginklas ištaisytas. Komanda. Ginklą perduok kitam kariui. Patikrinti, ar keitiklis yra saugos padėtyje. Paspausti keitiklio svirtelę, nežiūrinti tai, kokie veiksmai su ginklu buvo atliekami anksčiau. Patikrinti, ar ginklas saugus. Nukreipti ginklą saugia kryptimi. Patikrinti, ar neprijungta dėtuvė. Užfiksuoti spyną galinėje padėtyje. Pakreipti ginklą ant kairio šono ir vizualiai patikrinti šovinio lizdą, uokso nišą ir spyną. Spyna laikoma užfiksuota galinėje padėtyje. Parodyti ginklą perimančiam kariui. Ginklą perimantis karys apžiūri šovinio lizdą, uokso nišą, spyną ir pasako patikrinta. Patikrinta. Atleisti spyną. Spyna juda į priekį. Nukreipti ginklą saugia kryptimi ir atlikti kontrolinį nuleistuko paspaudimą. Nustatyti keitiklį į saugos padėtį. Perduoti ginklą kitam kariui.